visiems, tai žodžiu, jau šiandien yra gruodžio 1, labai džiaugiuosi, nes pagaliau kalėdos bus ir smagu. Ir mano mėgstamiausia šventė. Ir žodžiu, jeigu jūs žiūrėjot mano paskutinį video, aš ten sakiau, kad kai ko aš jums negaliu sakyti, nes aš vis galvojau, jums sakydavau, kad gal darysiu, gal ne, ir jau kaip supratot, tai darysiu vlogmasą, kelsiu kiekvieną dieną po video. Bus darbo, bet kažkaip, tai žodžiu. Tai šiandien planai tik važiuoti į parduotuvę su mama, bet tiesiog maisto apsipirkti. Bet dar galvoju, gal su mama nuvažiuoti prie eglutės, nes aš buvau, bet ne su mama ir ne su broliu. Tai tiesiog, kad nuvažiuotumėm pažiūrėti su jais. Tai vat, tai tiek. Dabar aš valgau visus pusryčius ir jau vakar aš buvau Megoj, tai aš jums biškį klipukų įdėsiu, nes gali būti šitas per trumpas video, jeigu aš tik šiandien filmuosiu. Ir nupirkau jau dovaną, nes kadangi mes keisimės klasėje, aš ir mano 2 draugės, tai aš įsitraukiau, negaliu pasakyti, nes jinai žiūri mano video. Abi tos draugės žiūri, tai aš jaučiu, ar taip jinai žino. Bet žodžiu, vis tiek nerodysiu, ką aš nupirkau ir ką aš įsirinkau, bet aš jums parodysiu tą dovaną, kai jau tą dieną aš keisiu su ja, tai tada jums ir parodysiu. O dabar biškį apsivarkyti, kaip matot, nes nežinau, kas čia vyksta ir taip man skalvos paukas atsirasta. Tai jau grįžau namo, pridarbiau tiktokų. Jeigu kas nežino mano tiktoką, tai čia va parašysiu kažkur. Galite pažiūrėti, šiaip labai daug kelių su šokiu tiktokų. Tai va, ir žodžiu, nusipirkau, jie žiauriai skanus. Nusipirkau žodžiu ledų, dėl savo mėgstamiausių. Neradau kalendoriaus, tai jaučiu šiais metais be kalendoriaus būsiu. Bet gal nieko tokio. Nes, aš jau buvau nusižiūrėjus ten vieną tokį ir jis yra Rimy ten Megoje, o mes buvom Lyle, čia prie Kauno pilies, kur yra. Tai ten nebuvo. Žodžiu, oreo noriu. Arba ten tik tokie, žinot, paprasti, tai aš nelabai norėjau. Tai žodžiu, šiais metais be kalendorių. Tai vat. Taigi jau mama atnešė valgyt, padarė apkepą. Labai skanu. Taigi dabar yra 8 valandos. Dar ir kaimynai sugalvojo pagręžti. Giliau šneku, nes mano brolis miega. Labai smagu. Žodžiu, eisiu galvą plauti, dėl taip ir anksti praustis. Nes man dar reikia pabaigti šitą editinį kelt. Jo, tai žodžiu, aš visą laiką, kai galvą plaunu su šitu masažuoju, kai užsidedu ten, žinot, galvą masažuoju. Ir tada, tie, kurie matė, tai jau žino, aš nežinau, ar man duodat ar ne. Bet tai panaudoju jaunės šampūną ir kondicionierių. Labai gerai. Turiu 2 skrabus, nežinau, kurį geriau. Šitas žiauriai kvepia. Šitas tai tokiom avietėm, šitas tai tokiais, tipo, žodžiu, visokie vaisiai. Ale, nežinau, kurį. Žodžiu, šitą naudosiu. Ką žinau. Labiausiai kvepia. Tai vat. Ir dabar einu praustis. Labai tinkas. Tai va, ir susitiksim vėliau, kai įsiplausiu galvą ir pagaliau baigsiu tik gręžti. Ir eisim tada rinktis, ką rinksiuos. Žodžiu, įsiploviau jau galvą. Vėliau kaip susinervau, kai reikėjo ten žiūrėti, ką rinktis, nes nežinau,
Čia nelabai atrodo, kad gerai atrodys tas derinys, bet tikiuosi, kad rytoj daug geriau atrodys, tai jūs kitam vlogė pamatysit, kaip atrodo, nes aš jau tingiu. Aš jau viską gražiai ten susidėjau, dabar vėl jums rodžiu. Tai dabar jau pamatysit rytoj, žodžiu, džiūsta plaukai ir einu, aš jau pasiklau lovą ir einu dabar baigti šitą video editinti ir kelt, nes jau to reiks miegot. Tai jo. Ačiū, kad žiūrėjote mane, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus, o mes susitiksime kitame video. Ciao!